20-metį mininti Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė Aras ketvirtadienį žurnalistus pasikvietė į savo treniruočių bazę. Buvo pristatyti kai kurie Aro pareigūnų naudojami ginklai bei technika, pademonstruoti koviniai veiksmai. Šis miesto gatvėse jau atitarnavęs autobusas prieš kelionę į metalo laužyną dar spėjo pasitarnauti kaip priemonė treniruojantis vaduoti įkaitus. Per 2 veiklos dešimtmečius Aro rinktinės nariai įvykdė daugybę operacijų, viena įsimintiniausių įkaitų drama Panevėžyje, kai ginkluotas nusikaltėlis Virginijus Savickis įkaitais paėmė 2 žmonės, po ilgų derybų nutarus butą šturmuoti, pagrobėjas buvo nukautas, o žmonės išvaduoti. 2004-aisiais Aro rinktinė buvo priimta į ES kovos su terorizmu padalinius vienijančią organizaciją Atlas. Aro vadas Viktoras Grabauskas sako, kad lietuviai tiek techniniu aprūpinimu, tiek profesiniu pasirengimu nenusileidžia kolegoms iš vakarų Europos. Mums svarbiausia, kad žmonės būtų vis dėlto nusiteikę dirbti ir kad atlyginimai tai nebūtų pagrindinis faktorius. Kadangi jau 20 metų, kai rinktinė Aras egzistuoja, tai buvo labai daug ir labai įvairių kovinių operacijų ir iš tikrųjų būtų labai sunku išskirti kurią nors, bet aišku, sudėtingiausios visada būna įkaitų išlaisvinimo operacijos. Grabauskas juokaudamas pakartojo visuomenėje susidariusį stereotipą, kad Aro vyrai didžiąją dalį laiko praleidžia treniruodamiesi. Tačiau rinktinės pareigūnų veiklos spektras platus, o darbų taip pat netrūksta. Štai ir ketvirtadienį Vilniaus pakraštyje prasidėjus 20-mečio veiklos pristatymui buvo gautas pranešimas, kad sostinės centre rastas sprogmuo. Į įvykio vietą nedelsdamas išvyko išminuotojų būrys. Kasdienybėje daugiausiai, jeigu kalbėti apie vykdomas užduotis, ko gero dirba mūsų išminuotojai, nes išties tai yra labai nemažai tokių situacijų, kai reikia neutralizuoti rastus sprogmenis. Nors Aro pareigūnai solidžių atlyginimų pasigirti negali, o darbo grafikas kartais nepalieka laiko netgi asmeninėms šventėms, Aro vadas džiaugiasi, kad kolektyvas yra darnus ir gerai organizuotas. Grabauskas paneigė ir dar vieną klaidingą stereotipą, kad norint patekti į Aro rinktinę užtenka gero fizinio pasirengimo. Iš tikrųjų, didžioji dalis kandidatų atkrenta po intelekto testo, taip ir nespėja pademonstruoti raumenų. Gedas Salyga, L rytas LT.